kartą sveiki, iš tikrųjų atvykę į tokią mažą tribūną, kaip mažoji Eurolyga, vaikų Eurovizija. Tai čia tas pats mažoji tribūna. Matot, mums jau Modesto nebeduoda, užteks sako Karolio jum. Nėra nei kamerų, nei Marijono. Žodžiu, mažiau keiksmų bus, savaime aišku, nes televizija nefilmuoja. Žmonės nuoširdesni, toks tikras komedija undergroundas čia bus. Nors kas juokingiausia tam visam mano humoro klube ir tose laidose, tai atkreipti dėmesį ne bairiai, bet juokingiausia yra komentarai internete po video, kai būna humoro klubas, ten ir visi komentarai. Tai 2/3 komentarų yra tokie, kad čia viskas yra nukopijuota nuo Comedy Club. Aš žinau, čia žiūriu, 3 sezonus turiu, viskas yra nuo Comedy Club, aš viską žinau. Juokingiausias komentaras yra, čia yra nuo Comedy Club nukopijuota, bet taip prastai nukopijuota, kad net nepanašu. Bet kas iš tikrųjų juokingiausia, kad čia dauguma yra jaunų žmonių ir nemoka jie tiesiog rusiškai, kad nuo Comedy Club nukopijuota. Tai aš iš karto prisipažinsiu, iš kur įkvėpimo sėmiausi. Sėmiausi iš tas žurnalas buvo Šluota, jeigu atsimenat. Ten apie Petriuką, Pietką Čepajevą, politinis toks. Ir ten buvo toks veikėjas Kindziulis. Na, žinau tas visus anekdotus. Čia priejo Kindziulis. Tai man visada toks klausimas galvoja, kaip skirtingi žmonės įsivaizduoja Kindziulį. Va tą personažą, tarkim. Koks jisai prieina, nes aš manau, kad bendros tokios sąmonės, bendros kažkokio įvaizdžio tai nėra galvose. Skirtingai jisai turėtų atrodyti ten metalistam, pavyzdžiui, skirtingai reperiam, skirtingai merginai iš Marijampolės, skirtingai Sašai San. Saprasme, natūralu. Nors gal iš tikrųjų skirtingom žmonių grupėm, tokiom žmonių bendruomenėm jis turėtų atrodyti vienodai. Pavyzdžiui, moterim, kai jos pradeda nešiot beretę, tas amžius, kai ateina, ne? Tai manau, visom moterim Kindziulis yra panašus į Algirdą Mykolą Brazauską. Rimtas toks ramus, jisai taip ramiai prieina ir ką nors protingo pasako. Pavyzdžiui, čia priejo Kindziulis ir pasakė, kol čia kabės tas skuduras, aš nekalbėsiu. Čia viena geriausių Brazausko citatų, iš tikrųjų čia yra, kaip aš pavadinčiau, Lietuvos istorijos what the fuck momentas. Brazauskas prieina, sako ten, kol čia kabės tas skuduras, aš nekalbėsiu. O tada Landsbergis, what the fuck? Kitas, čia biškai nukrypsiu, kitas what the fuck momentas, man atrodo, yra kaip Vytautas bandė pabėgti su onos drabužiais. Jie čia įsidažė, o visi what the fuck. Tai va. Bet apie tai vėliau. Dabar grįžtam prie Kindziulio, žodžiu. O pavyzdžiui, kaip Kindziulį įsivaizduoja žmonės, nimfomanės, pavyzdžiui, kaip moterų grupė tokia. Kooperatyvas. Žodžiu, vis tiek turėtų jis toks būti su havaiškais marškinukais, čia prasakstyta, čia biškai plaukučiai išlindę, auksinė grandinėlė, vis tiek toks fone taip porno muzika, taip 70-mečio aš nelabai moku tą. Va. Tai, vis tiek, ir tikriausiai tas anekdotas turėtų būti, čia prie Kindziulis. Ir nieko netarė. Tai va. Arba kaip, pavyzdžiui, Kindziulį įsivaizduoja Gezulį. Kindziulis, Gezulis, Gerulis. Kindziulį vis tiek turėtų Gezulį įsivaizduoti, toks su čiažančiais treningiukais, čia 3 juostelės, balti kedukai. Kai viskas kaip priklauso. Gal tik tai Gezulių Kindziulis, jisai, kaip jisai neprieina, jisai privažiuoja, ta prasme. I take you to the candy shop. Nors gal lietuvių atveju tai būtų, gdė žyručki, Nežinau iš tikrųjų.
Man asmeniškai Kindziulis yra, ta prasme, toks tautinių šokių grupės vadovas su skyrybėlė, kur vaikus kirkina. Nežinau kaip jum iš tikrųjų. Jo, tai iš tikrųjų, vietoj nacionalinio diktanto, tiesiog, kad pamatyti lietuvių vaizduotę, siūlyčiau rašyti, vietoj nacionalinio diktanto rašinį. Kaip atrodo mano Kindziulis? Ir jeigu leisite dar porą tokių minčių. Pirma, tai apie neoficiali statistika teigia, kad populiariausia frazė pernai metais per kūčias buvo ir gelbėk mus nuo krizės, amen. O, atradau dar vieną būdą, kaip laikyti mikrofoną. Nors jeigu vėlgi nekalta mergaitė, tai gali taip. Ir nutrūks po to. Žinot, tą jausmą, kai sudaužai, pavyzdžiui, vazą ir po to nevalingai tai bandai sudėti. Va, bet grįžtam prie krizę. Žodžiu, krizė. Ir gelbėk mus nuo krizės, amen, kaip sakant, nuo sunkmečio, dabar šitas terminas vartotinas labiau. Ir, pavyzdžiui, man patinka, kad krize viską gali paaiškinti. Šiandien Lietuvoje viską gali. Ten atleidė darbuotojus krizę, vėluoja atlyginimai krizę, ten bankrotas, linkėjimai flalalui krizę. Viską, pavyzdžiui, bet man gaila žmonių, kurie neišlaukia to momento, kai bus krizė, pavyzdžiui, Jonaitinė. Pavyzdžiui, dabar būtų viskas paprasčiau sakytų, kodėl nužudėjai? Krizė, ponas teisėjas. Suprantu gerai, 2 metai. Nes, visiems dabar taip, visiems. Gerai, dabar tokia mintis apie blogerius. Kas geriau, ar būti vienu žymiausių Lietuvos blogerių, ar turėti merginą? Čia aš ne apie save. Šiaip mintis. Kita mintis tai yra, žinot, ko mums trūko sausio 13 prie televizijos bokšto? Burtininko Gandalfo. You shall not bear. Ir irgi, vėlgi, tokie šaltiniai, neoficialioji statistika sako, kad būgnininkai, ta prasme, muzikantai yra labai geri lovoje. Aš nežinau, ta prasme, čia neoficiali statistika teigia. Bet, ta prasme, savaime suprantama turėtų būti, nes, jie ir ritmą gerai jaučia, vienu metu su rankom ir kojom gali, skirtingus veiksmus daryti, ta prasme. Normaliai. Bet blogiau būtų tai death metalisto būgnininko merginų ten. Bet dar blogiau, man atrodo, būtų vaikinui, kurio mergina yra būgnininkė. Jis būtų, brangusis, vėl nepatakė į taktą, turi būti Nors šiaip ar taip manau, kad merginos būgnininkės visada būna viršuje. Ačiū.